Realus atvejis apie tai, kaip fainose, gerose, teisingose šeimose vaikai išmoksta tyčiotis, nors iš tikrųjų nepatiria patys nei kažkokio emocinio, psichologinio smurto ar fizinio smurto. Tai reali situacija, žodžiu, kalbame su tėvais, vaikas turi tokios paslėptos agresijos, to tokio sarkazmo, cinizmo ir įkandimo, ir tokio atrodo vis nuolat kažkaip ten va taip kibina draugus. Pokalbio eigoje jaučiasi tas toks kontakto stilius, kad tėvai su geru humoro jausmu. Aš klausiu, kaip pas jūs šeimoje su humoro jausmu? O, sako, pas mus žiauriai geras humoro jausmas, mes labai mėgstam pajokauti, lengvai kasti vienas kitam, pasišaipyti, pasišpaguoti žodžiais. Ir, na, mums taip yra labai labai fainai, labai žaisminga. Tai man tai yra atsakymas, dėl ko vaikas tą daro. Ką noriu jums pasakyti? Tai žinokit, kad iki tam tikro amžiaus vaikų intelektas yra labai konkretus ir jie tiesiog nesupranta visų tų paslėptų ir abstrakčių reikšmių. Jie viską supranta tiesiogiai. Tai vaikas, kuris auga toj tokioj šeimoj, kur daug to tokio pasikandžiajimo, tegul ir nepiktybiško ir žaismingo, ir suaugusiems žmonėm malonaus, jis tiesiog išmoksta tyčiotis. Jam tai yra legalu kažką tokio pasakyti nefaino, nemalonaus, ir ten, nežinau, tu storulė arba ten dar kažkas, jam tai yra visiškai norma. Jau paaugliai arba prepaauglystėj, nuo kokios 3 klasės, aš pradedu pastebėti, kad jie jau pradeda tą tokį naudoti sarkazmą, ironiją, ir tai jau tokia jau yra įžanga į abstraktų mąstymą, į sudėtingesnės kognityvinės funkcijas. Va čia jau galima šiek tiek žaisti su tuo, bet jeigu auginate mažus vaikus, pasijuokite tik tai iš savęs, jeigu norit, o vienas kitam teikite labai konkretų ir etišką grįžtamąjį ryšį. Tokiu būdu vaikas mokysis tinkamų komunikavimo formų. Sėkmės.